Sveiki visi mano mylimi žiūrovai, sveikinuosi aš iš kanalo Gyvenimo spalvos. Gal jūs ir pastebėjote, kad pakeičiau savo kanalo pavadinimą ir iš tikrųjų pakeisti jį ilgai svarsčiau ir kažkaip ekspromtu į galvą atėjo ši mintis, kad būtent šis pavadinimas yra tinkamas. Tad pirmas klausimas, labai noriu sužinoti jūsų nuomonę, ar jums mano naujas kanalo pavadinimas Gyvenimo spalvos patinka. Aš pagalvojau, kad šis pavadinimas išties atitinka mano kūrimo tematiką, nes tikrai kuriu ne tik apie grožį, ne tik kaip pasidaryti makiažą, bet šiaip aš esu toksai žmogus, kad man patinka įvairūs dalykai ir ateina į galvą mintis, noriu tokį filmuką nufilmuoti. Nufilmuoju ir galbūt, kažkaip tas mano pavadinimas, jisai prieš tai nieko nesakė, apie ką mano filmukai, tiesiog konstatavo faktą, kad aš tokia esu. Tai dabar bus spalvingas mano video ir noriu padėkoti, kad užsukote į mano kanalą. Ir šiaip pasiruošiau šiandien daryti trumputį video, tai kadangi bus trumputis video, tai truputį galiu dar pakalbėti. Aš iš tikrųjų nepadėkojau Justinai Klef iš kanalo Justina Klef, kad jinai savo vlogime, pirmajame vlogime pakalbėjo apie mane. Ir aš buvau lengvai šokiruota, nes niekaip negalėjau suvokti, ką aš pridirbau jos kanale, kad rodo mano kanalo pavadinimą, mano nuorodą ir tikrai net, žinokit, nesupratau, kad tai jinai kalbės būtent pradžiai savo filmuką apie mane. Tai aš labai norėjau jai padėkoti, kad jinai mane paminėjo savo filmuke ir aš tikrai sulaukiau iš karto daug naujų veidų. Ačiū jūs, kad užsukote pas mane. Tikiuosi, kad jums praleistas laikas drauge patinka ir jūs laukiate mano filmukų. Aišku, aš esu ganėtinai, neprognozuojama ir labai nenoriu jums prisižadėti, kad būtent kelsiu ten pirmadienį, ketvirtadienį ir sekmadienį filmukus. Tikrai labai sunku tas dienas suplanuoti ir gaunasi taip, kad man tikrai pavyksta vieną savaitę daugiau filmukų kelt, kitą savaitę jau žiūriu, kad ojojoj, laikas tiksi, mane žmonės laukia, o aš dar net ir nieko nesukuriu. Tai nenoriu labai įpareigoti savęs, bet tikrai turiu mintį, kad aš noriu jums pastoviai kažką įkelti, jūs džiuginti, pasidalinti savo nuomonę, savo pamastymais, galų gale patarimais ir tikrai sulaukiau atsakymų iš mano filmuko Diena su manimi, kad vis dėlto norėtumėte atskiro filmuko apie šventinį makiažą. Tai pažadu, aš jį tikrai susuksiu. Tai o šiandien tas trumputis filmukas yra apie mano tuštučius. Ir tai nebus visos priemonės, kurias ištuštinau, bet pagalvojau, kad geriau kalbėti galbūt šiek tiek sistemizuotai, jeigu galima taip išsireikšti, ir kažkiek sugrupuoti tuos produktus. Tai štai šiandien bus apie veido priežiūrą, vienas toksai, tada kūno šiek tiek ir plaukai. Tai greit skubu tada pristatyti pačią pirmą prekę. Taip, kas čia būtų? Čia raminamasis micelinis akių ir veido makiažo valiklis. Aš esu rodžius, kad naudojau Biodermą ir man tai buvo nepamainomas valiklis, bet kaina, žinoma, yra ganėtinai aukštoka ir aš tikrai mėgstu išbandyti naujoves ir dabar ypatingai patapo populiaru tie miceliniai vandenys, labai daug gamintojų juos leidžia ir kažkaip susigundžiau Eurokoste firma AAH Technology. Tai tiesiog įprasta konsistencija, skysta ir tikrai efektyviai man nuvalė makiažą, akių, lūpų, veido ir
net nežinau, ta kaina, jinai tikrai nebuvo didelė, maksimum pasakysiu apie 5 eurai, bet tikrai galbūt ir su nuolaida kur nors galima pigiau nusipirkti, bet kaip minėjau, pirkau Eurokose. Tai galiu dar pasakyti, ką čia rašo, kad būtent šis valiklis nedirgina odos, na tikrai man jos nesudirgino ir tvarkingai nuvalė. Ir įeina durvėlėje Antarktika dumblių ekstraktas, kuris apsaugo odą nuo išsausėjimo. Tai nežinau, mano oda kaip ir riebesnė mišri, bet kadangi oras toksai, tai vis tiek sausėja kažkiek ta oda ir tos kosmetikos daugiau panaudoju ir jie tau žiūriu į plaukus, garbanų nebėra teisų plaukų. Tai va, įsitirpiau. Tai šitas produktas tikrai labai geras, aš jam rašau 10 balų, man jisai patiko ir kaina yra labai prieinama, tikrai žiauriai gera. Tai rekomenduoju visoms pabandyti. Kitas micelinis vanduo iš L'Oréal Paris. Ir čia yra rašo normaliai, mišriai odai. Ir ką čia dar apie jį rašo, kad aktyvaus poveikio valiklis vienu lengvu judesiu tiesiog pašalina nuo odos nešvarumus. Na, nežinau, nėra man jau taip lengvai, kad tik tai vienu judesiu, aišku, jeigu tai yra pudra, tai bet koks, manau, valiklis vis tiek to vienu judesiu pašalins daug nešvarumų, bet jeigu man tai yra akių makiažas, tai vis tiek tais tokiais judesiais, švelniais, imi ir man, žinokit, tų vatelių kiek susinaudoja. Neišpasakytai daug. Nors aš taip ten tikrai nėra taip, kad dažyčiausi labai daug kiekvieną dieną nuo ryto iki vakaro. Tai šitas produktas yra tikrai brangesnis negu minėtasis šitas prieš tai. Bet žinokit, aš jums pasakysiu, kad didelio skirtumo, efekto aš nepamačiau. Ir, na nežinau, kažkaip, jeigu dabar man reiktų sakyti, ar aš jį pirksiu dar kartą, tai tikrai dabar aš jo nepirksiu, bet kas žino, mano norai kiekvieną dieną keičiasi, gal po kokio mėnesio ar 2 aš vėl nusipirksiu. Tai, negaliu aš nieko blogo apie jį pasakyti ir negaliu pasakyti, kad jis daro stebuklus. Tai yra, normali priemonė, kuri atliko savo darbą, bet kaina yra vis tiek šiek tiek brangesnė negu štai šio pigesnio varianto. Tai aš kažkaip galvoju, pigiau, jeigu galima tą patį produktą gauti, kodėlgi ir negavus pigiau. Tai va, tai už šitą produktą aš nebalsuoju, palieku spręsti jums, bet žinot, mano nuomonė yra subjektyvi, tai tinka tiesiog man, tai gali jums atrodyti kitaip, jūs nusipirksit, sakysit, oi, kaip man netinka, va, mačiau, jinai rekomendavo ar nerekomendavo ir va dabar ką man daryti. Tai, nežinau, kas man tinka, gali ir jums netikti, arba kas man netinka, gali jums puikiai tikti, tai tiesiog tai yra mano nuomonė ir mano pastebėjimai. Tada turiu iš Avono tokį mišriai odai skirtą toniką, kuris suteikia veido odai matinį efektą. Taigi, kaip gražiai čia skamba, suteikia matinį efektą, aš to matinio efekto nepastebėjau. Tiesiog tonikas kaip tonikas nuvalė, o kad mano veido oda neblizga, tikrai man tas nepasimatė, tai tiesiog sakyčiau, kad paprastas tonikas, bet rašo, kad matot, kad turi atlikti. Ir čia yra iš Avon Nutra Effect serijos. Tai produktas, nepamenu, žinokit, kiek kainavo, bet tikrai nepasakyčiau, kad padarė irgi kažką tokio, kad, sakyčiau, pirksiu dar kartą. Kita priemonė tuščia, čia vandenuko įpyliau, kad man ten viskas išsijimtų, yra Johnson Baby šampūnas. Kūdikėlių dar nėra pas mane, bet aš šio produktu valau savo makiažo šepetėlius. Tikrai esu minėjus, kad būtina po kiekvieno naudojimo išsivalyti šepetėlius, norint, kad mes atrodytume nepriekaištingai. Tai aš labai džiaugiuosi ir nusipirkau dar vieną tokią didelę pakuotę. Man šis produktas super gerai tarnauja šepetėlių, makiažo šepetėlių išvalyme. Tai rekomenduoju.
Toliau kiti 2 produktai, pasiimu štai juos taip. Čia yra tiesiog dezodorantai. Šitas yra rutulinis, o šitas jau yra kreminis. Tai čia yra iš Avon serijos. Ne vieno jums prieš tai nepritraukiau gal. Ir pavadinimas Far Away, čia yra kvepalų. Jie turi kvepalų seriją tokią ir daro taip pat rutulinius dezodorantus kvapą. Tai man, oi kaip žinokit, skaniai kvepia, va dar kol neišmečiau, galima dar rankas Oi kaip skaniai kvepia. Labai skaniai kvepia. Saldžiai sakyčiau, bet tikrai vat, tinka man, nors pagal mano tą apibūdinimą minėjau savo mini kvepalų kolekcijai filmuke, kad man patinka tokie kitokie kvapai. Tai čia dar skirčiau į kitą visiškai sferą, kad čia visiškai nėra to panašaus, ką aš naudojau ir naudoju dabar. Tai, bet man šitas kvapas labai patinka ir tikrai atliko savo darbą gerai. Tikrai nepastebėjau, kad paliktų baltų dėmių ant rūbų ir saugojo mano pažastis nuo prakaitavimo. Tai tikrai ir nėra jinai brangi priemonė. Aš manau, kad tikrai pirksiu dar ir gal kitokio kvapo. O čia aš naudojau, pirkau, kai lankiau sporto klubą. Šiuo metu tokios galimybės kaip ir netradau, sportuoju namuose, bet planuoju, kad pradėsiu sportuoti. Tai čia ir jisai visas va toksai iš klero, matote, gal kažkiek dar likę, bet kvapas geras. Bet nežinau, ar jisai daro tą dalyką 96 valandas su laiko prakaitą, nes kaip bebūtų, mes tame 96 valandų laikotarpį tikrai prausėmės ir ne vieną ir ne 2 kartus. Tai manyčiau, kad man ir net nereikalinga tokia aukšta apsauga ir kaip bebūtų, bet tikrai kai sportuodavau ir kai daug sportuodavau, na vis tiek kažkokį kvapą prakaito išleidžia. Tai negaliu taip jau sakyti, kad šita priemonė skirta būtent sportavimui. Aš galėčiau sakyti, kad jinai puikiai atlieka savo darbą tada, kai mes nesportuojam. Tai va. Ir turiu dar 2 priemonės. Tai viena, manau, kad aš rodžiau jums savo plaukų priežiūros filmuke. Tai labai puikiai priemonė, taip pat iš Avono Planet Spa serija su alyvuogių aliejumi. Ir žinokit, man jinai realiai smirda. Ne mano kvapo, nes aš tokia, žinot, mėgstu tuos parfumuotus visokius, kur jau ten užsitepi, tai braškė tu kvepi. Jeigu tenai kažkokia rožė, tai rožė, o čia kažkokiom alyvuogėm. Nelabai. Bet žinokit, kaip plaukui gerai ir mato, tas plaukas, jisai yra blonduotas, jisai yra sausas, tai po tokių visokių dažymų, tokią kaukę užsidėjus poveikis atsiranda žiauriai geras, atvirkščiai rodau. Tikrai atsiranda labai geras poveikis ir plaukai, jie atrodo kaip šilkiniai, nes mano šiaip realiai, matot, jie visi pasipūtę, tos garbanos, jos tokios, tokios nelabai aiškios. Aišku, aš jiem nieko nedariau, tiesiog, išsileidau iš savo tenai gumyčių ir tokie, plaukai. Tai labai gražiai suguldo, labai lengva juos iššukuoti. Šiai kaukiai skiriu 10 balų ir nepasakysiu kainos, bet manau dabar tikrai artėjant šitam jau visam kalėdiniui sezonui daug nuolaidų jie daro, tai nebus labai brangu įsigyti. Ir paskutinė priemonė, štai tokia. Rodžiau, man atrodo, irgi savo filmuke plaukų priežiūroje Gliskūrio ir aš, kaip minėjau, naudoju labai įvairius tokius produktus. Šis produktas man asmeniškai tarnauja kaip kondicionierius, bet kiekvieną rytą aš jį purškiu ant savo sausų plaukų ir man lengvina iššukavimą. Ir aišku, yra kažkoks kvapas. Šitas toksai neuniversalus kvapas ir čia rašo, kad atstatomasis irgi su aliejais kondicionierius.
Tai va, tai jisai man atlieka labai gerą darbą, bet aš tikrai nenaudoju vieno ir to paties, nes visą laiką noriu išbandyti kažką naujo. Bet kai aš išbandau, pavyzdžiui, 6 naujus ir man nei vienas iš jų, nepasiteisina, tada aš jau žinokit, sakau, ne, imu tą, kuris tikrai man atlieka savo darbą. Tai būtų tiek iš mano tuštučių ir manyčiau, kad sakiau, kad bus trumputis video, bet žiūriu dabar į savo tą ekraniuką, kur matau, kaip čia aš kalbu ir panašiai, tai pripliurpiau. Tai ačiū labai Jums už dėmesį, nepamirškit ir labai prašau skirkit laiko, atsakykit man, ar Jums mano kanalo pavadinimas patinka ir ar Jūs džiaugiatės, kad aš tiesiog pakeičiau į tokį pavadinimą. Labai prašau, palikite savo komentarą. Ačiū už Jūsų sugaištą laiką ir tikrai susitiksime, pažadu, iki susitikimų.